Iš pradžių jie buvo tik maži skraidantys kenkėjai, galintys šiek tiek pakenkti, bet neturintys įtakos karui Ukrainoje. Tačiau laikai pasikeitė. Dronai iš keistenybių virto būtinybę. Ukrainos dronai tapo svarbiausiu ginklu ginantis nuo Rusijos. Šiame vaizdo įraše nuvesime jūs į dronų padalinį, pavertusi Rusijos medžioklę visą parą veikiančią McDonald's operaciją. Dronų padalinys – Lazar grupė, turinti neįprastą istoriją. Sausio 16 dieną Wall Street Journal buvo viena iš nedaugelio vakarų žiniasklaidos, kuriai Lazar grupė leido patekti į savo teritoriją. Slaptame bunkeryje dešimtis geriausių Ukrainos dronų operatorių pamainomis užtikrina, kad Rusijos pajėgos visada susidurtų su dronų grėsme. Kur jos kenkia Putino invazijai? Tai visą parą veikianti mirtinai efektyvi operacija. Ji sukurta pagal McDonald's modelį. Kiekvienas bunkerio žmogus turi savo vaidmenį ir visi siekia bendro tikslo. McDonald's siekia parduoti mėsainius, o Ukrainai tai reiškia daugiau Rusijos karių siųsti į mėsmalę. Lazaro grupės rezultatai buvo įspūdingi, kaip sužinosite šiek tiek vėliau šiame vaizdo įraše. Tačiau šio dalinio formavimosi laikotarpis buvo visiškai kitoks, nei galėtumėte tikėtis iš grupės, kuri tapo viena svarbiausių Ukrainos kariuomenės dalių. Lazaro grupė nebuvo įkurta kokio nors techninio genijaus. Ją tikrai nesukūrė Ukrainos kariuomenės nariai. Priešingai, šią grupę įkūrė žmogus, kurio nesitikėtumėte vadovaujant efektyviam Ukrainos daliniui. Pavlas Jelizarovas, buvęs pokalbių laidų prodiuseris, tapo kariniu veikėju ir įtakingu asmeniu. Ši evoliucija galbūt nėra tokia netikėta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau buvo garsus komikas, neturėjo politinės patirties. Kas tapo drąsios šalies, kovojančios prieš Putino agresiją veidu? Tai nėra išimtis, spalį pranešė Forbes. Jelizarovas įkūrė vieną iš veiksmingų civilių sukurtų struktūrų, kurias Ukraina naudoja kare prieš Rusiją. Buvęs televizijos prodiuseris, dirbęs laidoje Žodžio laisvė, ryšosi dideliam žingsniai, kai Rusijos invazija pasiekė jo namus Pačeske, Kijeve. Sprogimai drebino žemę ir Jelizarovas suprato, kad karas, kuriuo netikėjo, vis dėlto atėjo. Jis tapo priklausomas nuo televizijos naujienų, sekė kiekvieną invazijos minutę, kol galiausiai pajuto poreikį veikti. Pakėlus telefoną, tai buvo pirmasis Jelizarovo svarbus indėlis į karą. Jis paskambino buvusiam Ukrainos gynybos ministrui Aleksejui Reznikovui, nesitikėdamas atsakymo, tačiau Reznikovas netrukus atsiliepė. Televizijos prodiuseris įstojo į Ukrainos 126 teritorinės gynybos batalioną ir gina Darnicos rajoną nuo Rusijos invazijos. Jelizarovas su automatas Kalašnikovas, 47, ėmėsi organizuoti žmonės ir išteklius. Jis statė patikros postus, ieškojo įrangos ir remontavo girgždantį bataliono štabą, kuris buvo įkurtas vaikų darželio pastate. Tikriausiai tuo metu Jelizarovas suprato, kad gali prisidėti daugiau. Televizijos prodiuseris turėjo $1,1 milijono grynaisiais. Per pirmąjį mėnesį ar panašiai, kai tarnavo teritorinių gynėjų, jis išleido daugiau nei $400,000 iš tų pinigų. Balandžio pradžioje kovos Kijeve baigėsi, o Jelizarovas džiaugiasi, kad per pirmąsias karo savaitės nematė mūšių. Kaip paaiškėjo, ir Ukraina buvo laiminga. Kitas buvusio televizijos prodiuserio žingsnis buvo apsilankimas naujai suformuotame Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dalinyje, pavadintame Baltosiomis vilkais, veikiančiame Zaporižėje. Tas dalinys pirmasis parodė Jelizarovui, kaip dronus galima naudoti kovose. Nauja idėja tapo Lazar grupės pradžia. Wall Street Journal teigimu, Jelizarovas nusipirko žemės ūkio droną iš kontrabandininkų, anksčiau juo gabenusių cigaretes per sieną. Prikabinome prie jo 120 mm minosvaidžio sviedinį. Pirmą kartą panaudojome jį, pasakoja Jelizarovas leidiniui. Buvome sužavėti rezultatu. Wall Street Journal pasidalijo, atrodo, pirmojų panaudojimo vaizdo įrašu, kurį tiesiogiai virš taikinio nufilmavo dronas su minosvaidžio sviediniu. Pataikė, komanda ateina, minosvaidžio sviedinys krenta, taikinys sprogsta. Jelizarovas iškart suprato, kad Ukraina turi pigų ir veiksmingą ginklą. Iki 2022 vasaros susikūrė Lazar grupė ankstyviausia forma. Dirbo dronų operatoriui priklausančioje garaže, prisijungusioje prie naujo padalinio. Jelizarovas likusius $680,000 išleido atsarginėms dalims iš Kinijos, kurias komanda naudojo dronams rinkti. Jelizarovas paaukojo savo Starlink terminalą naujam dronui pirmam skrydžiui, tačiau dronas buvo sunaikintas. Televizijos prodiuseris žinojo, kad jo idėja verta plėtros. Vėliau sekė naujovės ir augimas. Jelizarovo pažįstamas Mustafa Najemas, tuometinis Ukrainos infrastruktūros viceministras,
Lazar grupiai suteikė 4 Starlink terminalus. Jelezarovo grupė pradėjo eksperimentuoti su dronais, o proveržis atėjo, kai vietoj 2 baterijų pradėjo naudoti net 12,5 baterijų komplektų. Aš nesupratau, kodėl dronas turėtų veikti pusvalandį, daugiausia valandą per pamainą, sako Jelezarovas. Baterijų komplektas kainavo $1300, tad už $20 000. Brangu, bet investicija atsipirko, Forbes pasakojo Jelezarovas ir pridurė, su tokiu dronu pilotas per naktį galėjo smogti 16 įrenginių, o ne 2. Darbas vyko toliau, o Lazar grupiai augant kilo mintis sukurti dronų McDonald's. Esu tingus, nemėgstu dirbti, juokavo Jelezarovas Forbes apie savo vadovavimo stilių, o ne aktyvų įsitraukimą. Buvęs televizijos prodiuseris po didelės investicijos pagrindiniu tikslu laikė tinkamos komandos subūrimą, kad Lazar dronų naikinimas taptų efektyvus. Taip veikia McDonald's. Vadovas rūpinasi kasdienę priežiūrą, o jo pasamdyta komanda verslą valdo kaip laikrodis. Jelezarovo nuomonė, tinkama komanda beveik vien civilių komanda. Tai dar vienas nukrypimas nuo įprastos karinės tradicijos. Stulbinančiai, net 98% į grupę priimtų žmonių buvo buvę civiliai, pavyzdžiui, moteris vardu Nalaja, kuri prieš prisijungdama prie Lazaro grupės vadovavo administraciniai tarnybai paprastoje įmonėje. Jelezarovo meistriškumas pasireiškė sukūrus žvalgybos komandą Lazaro grupėje, kuri paskirsto bepiločius orlaivius ir amuniciją drono operatoriams. Toje komandoje dirbo finansų analitikai, naudojantys žinias apie pinigų srautus, kad dronai pasiektų reikiamas vietas. 2025 m. spalį Lazaro grupė turėjo 30 pilotų. Jelezarovas planuoja šį skaičių patrigubinti. Lazaro grupė, nors netradicinė, pasiekė daug, nes vadovas jos neuždarė Ukrainos kariuomeniai. Buvę civiliai gali veikti bunkeryje, bet Jelezarovo grupė įtraukta į Ukrainos nacionalinę gvardiją ir tapo vienu pirmųjų oficialių dronų padalinių. Jelezarovui būtų galima atleisti, jei po Ukrainai svarbaus pasiekimo jis ilsėtųsi ant laurų. Tai nebūdinga buvusiam televizijos prodiuseriui, nors jis juokauja, nenorintis sunkiai dirbti. Jis vienas pagrindinių dronų armijos Ukrainoje sumanytojų. Jis palaiko šią idėją įtraukdami Lazar grupę į iniciatyvą, kur drono operatoriai gauna prizus už rusų karių nukovimą. The Telegraph sausio 25 d. pranešė. Operatoriai už rusų okupanto nukovimą gauna 12 taškų už sraigtasparnio sunaikinimą, 100 už įkaito paėmimą dronu, 120. Taškus galima išleisti naujai dronų įrangai Ukrainos Brave One turgavietėje, sukuriant žaidybinį ciklą. Tai dar vienas Ukrainos inovacijų, o ne ugnies galios naudojimo prieš Rusiją pavyzdys. Lazaro grupės narys Phoenixas, The Telegraph, sakė, tai varžybos tarp padalinių, visi nori būti geriausi. Phoenixo padalinys. 2025 m. reitinge buvo 4. ir siekia pakilti aukščiau 2026 m. numušdamas daugiau dronų. Lazaro grupės veikla šiandien ištobulinta iki mokslo lygio. Starlink užtikrina ryšį su valdymo centrais visoje Ukrainoje, todėl padalinio dronai gali skristi dideliais atstumais, išlaikydami žemą aukštį. Siekiant apeiti Rusijos oro gynybą, žemės įgulos bendradarbiauja su drono operatoriumi ir navigatoriumi valdymo centre. Vienas teikia žvalgybą, kitas kasnakt atlieka 100 misijų. Tai efektyvumas, kurio galėtų pavydėti net McDonald's, o rezultatai kalba patys. Jelezarovas pagrindinius skaičius pateikė Wall Street Journal interviu. Grupės kruopštus įrašai kasdien tiksliai fiksuoja Lazaro dronų operatorių pasiekimus. Jelezarovo teigimu, iki sausio 16 dienos Lazaro grupės dronai sunaikino 2096 rusiškus tankus. Net 3150 Rusijos šarvuotų transporto priemonių dabar tėra sudegę griaučiai, palikti mūšio lauke. Dėl šio vieno dronų būrio pastangų Lazaro grupė ir toliau veikia. 765 Rusijos savaeigės artilerijos vienetai susidūrė su Lazaro dronais. Apie 5500 sunkvežimių suprato, kad oro pavojus nakčia pavojingas ir jiems, kaip ir Rusijos šarvuotojai technikai. Pridėkite tai prie kitos Lazaro grupės dronais sunaikintos įrangos ir turėsite 24 000 vienetų, kuriuos Rusija ketino naudoti nuo puolimų prieš Ukrainą iki logistikos okupuotose teritorijose. Army Inform teigimu, Lazaro grupės veiksmai netiesiogiai atėmė milijardus dolerių iš Putino invazijos fondo. Nuo 2022 metų vasario, prasidėjus plataus masto invazijai, Lazaro grupė sunaikino daugiau nei 15 milijardus dolerių vertės rusiškos įrangos. Šį skaičių atskleidė Ukrainos nacionalinės gvardijos atstovas spaudai Ruslanas Muzičiukas.
pabrėždamas Lazaro grupės veiksmingumą. Kūrėme bepiločių padalinius. Lazaro grupė – viena efektyviausių Ukrainoje. Nuo invazijos pradžios jie sunaikina technikos už daugiau nei $15 milijardų, pranešė Muzičiukas. Tai dar ne pabaiga. Tai vyko tą pačią dieną, kai Muzičiukas paskelbė apie $15 milijardų sumą. Defense Express pranešė, kad dronų operatoriai Limono sektoriuje, kur veikia Ukrainos 3 armijos korpusas, sunaikino 13 rusų technikos vienetų. Lazaro grupė su korpusu sunaikino kuro cisterną, kelis sunkvežimius ir 10 šarvuotų kovos mašinų. Vasario Dud grupė vėl ėmėsi veiksmų. Šį kartą Lazaro grupė sugebėjo sunaikinti sunkiosios liepsnosvaidžių sistemos TOS-1A Solcepjok, kuri buvo Belgorodo regione Rusijoje. Pakako 4 tikslių FPV dronų, liepsnosvaidis sunaikintas. Sunaikinti įrenginiai yra jie Lazarovo pasiekimai Lazaro grupiai. Kaip sakė Wall Street Journal, ateityje jis sieks padėti NATO šalims vystyti tokius gebėjimus. Tačiau prieš pereidami prie to teiginio, turime giliau pasidomėti, ką iš tikrųjų reiškia Lazaro grupė. Tai ne civilinis padalinys, kuris tiesiog padeda, kol Ukrainos kariuomenė atlieka visą sunkų darbą. Lazaro grupė pakeitė karo veidą, paversdama dronus iš eksperimentinių ginklų į nepakeičiamus išteklius. Inovacijos mąstyme ir įrangoje, kurios padėjo Lazaro grupai tapti stipria, vis dar gyvos Ukrainoje. Dronai visam laikui pakeitė karo veiksmus, stipriai paveikdami strategiją ir psichologinius karo aspektus. Kiekvienas matęs vaizdo įrašą, kaip Ukrainos FTV dronas artėja prie Rusijos kareivio, tai supras. Prieš Putinui įsiveržiant, kareiviai daugiausia turėjo nerimauti dėl artilerijos, minosvaidžių ir laikytos pažangesnė įrangos, tokios kaip orlaiviai ir jų nešamos raketos. Dabar nuolatinė grėsmė yra dronai. Bet kuris kareivis, nesvarbu ar jis būtų rusas ar ukrainietis, atsidūręs net ir pusiau atviroje teritorijoje, dabar tai žino. Virš galvos gali sklandyti žvalgybinis dronas, o FPV dronas gali būti pakeliui. Anksčiau saugios zonos tapo mirtinais spąstais. 2025 m. birželį National Interest rašė apie mažus manevringus keturračius dronus, valdomus pilotų su virtuali realybė akiniais. Kamikadzės dronai yra pigus, veiksmingi, slapti, tikslūs ir daro psichologinį poveikį. Priversdami karius nuolat stebėti dangų dėl šių mažų įsibrovėlių, psichologinė našta turi būti milžiniška, o naujovės vis dar atsiranda. Ukrainos dronai naikina taikinius ne tik ore, bet ir vandenyje. Ukraina, turėdama ribotą laivyną, sunaikino apie trečdalį Rusijos juodosios jūros laivyno, daug jų dronais. Ukraina slaptai skraidino dronus į Rusiją per operaciją Voratinklis, atakuodama oro bazes ir orlaivius. 2025 buvo proveržio metai Ukrainos tolimojo nuotolio dronams, kurie Rusijai kainuos $74,1 milijardas. Daugiau nei 4% bendrasis vidaus produktas nuo sausio iki rugpjūčio. Dronas netgi numetė elektrinį dviratį sužeistam Ukrainos kariui, kuris juo pabėgo nuo pavojaus. Lazaro grupė neatsako už visas naujoves. Ji daugiausia siekia sunaikinti kuo daugiau Rusijos pajėgų Ukrainoje. Lazarovas buvo vienas iš naujo karo būdo pradininkų. Nenuostabu, kad Rusija ir Ukraina varžosi, kas sukurs daugiau ir geresnių dronų. Kai viena pusė sugalvoja naują koncepciją, kita atsako sava. Vyksta mirtinas į mašinas orientuotas fechtavimosi mačas. Ukraina išlieka priekyje. Lapkričio mėnesį Forbes pranešė, kad Rusija bando pakeisti savo dronų strategiją, sutelkdama dėmesį į daugkartinio naudojimo dronus. Rusijos kariuomenė paskelbė vaizdo įrašą, kuriame tariamai matomi perėmimo dronai, galintys stabdyti Ukrainos ilgojo nuotolio dronus, naudojamus abiejų pusių Ukrainos mūšio lauke. Naudojant tokius absurdiškus metodus kaip troškinio skardinės numetimas ant jo. Šių teiginių pagristumas diskutuotinas, ypač kai jie sklinda iš Rusijos. Ukraina atsakė, pagerindama fronto dronų efektyvumą. Dabar dronai žudo Rusijos karius beveik taip greitai, kai Putinas verbuoja naujas pajėgas. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Aleksandras Sirkis teigė sausį. Gruodį dronai sukėlė 33 000 patvirtintų Rusijos nuostolių, kai Rusija per mėnesį verbavo apie 36 000 karių. Ukraina ir Rusija siekia laimėti dronų lenktynės. Tai vėl siejasi su Lazarovo komentarais apie NATO. Kol Ukraina ir Rusija kariauja naujų būdų, NATO šalys Europoje gerokai atsilieka. Europa jau prarado 2 pasiruošimo karui metus. Lazarovas sakė Wall Street Journal, aptardamas Lazar Group Operation Global plėtrą. Viskas, kas vyksta, tai yra tušti žodžiai, tuščios kalbos, pavyzdžiui apie dronus. Jie geri, bet Europoje, jų gynybos ministerijose, už tų žodžių visiškai nieko nėra.
Tai griežtas kaltinimas Europos pasirengimui bepiločių orlaivių karui, kaip matome Ukrainoje. Tačiau tai nėra visiškai netikslu. Europoje iš tiesų daug kalbėta apie dronus, tačiau veiksmų imtasi nedaug. Dažniausiai apsiribojama pažadais investuoti pinigus į gamybą, dažnai bendradarbiaujant su Ukraina. Svarstomas bepiločių sienos kūrimas Europos dalims apsaugoti. Mažai žinoma, kaip toks karas vyktų ir ar Europa pajėgi jį pradėti. Apie tokį karą kalbama, net Europos parlamentas tai pripažįsta. 7 milijardų dolerių vertės Europos dronų gynybos iniciatyva, kuri turėtų užtikrinti pažangę, suderinamą sistemą dronams atremti ir naudoti, visiškai veiks tik 2027 metų pabaigoje. Diskusija vyksta, kai Rusija toliau tikrina Europos reakciją savo tolimojo nuotolio dronais, į kuriuos dažniausiai reaguoja greitojo reagavimo naikintuvai. Nuo 2018 metai. Jungtinės karalystės karališkųjų oro pajėgų greitojo reagavimo komanda Lossiemouth bazėje buvo dislokuota 76 kartus, 41 kartą dėl Rusijos karinių orlaivių, įskaitant dronus. NATO generalinis sekretorius Markas Reuteris mano, kad Europa nepasiruošusi kovai su Rusija. Sausio pabaigoje Briuselyje Reuteris sakė, jei kas mano, kad Europa apsigins be Jungtinės Amerikos valstijos, tegu sapnuoja. Mums reikia vieni kitų. Reuteris kalbėjo apie Jungtinės Amerikos valstijos karo galią. Tačiau jo pagrindinė mintis yra ta, kad Europa turi daryti daugiau, kad pasiruoštų Rusijai. Kaip sako Jelazarovas, mūsų inovacijos yra vienintelė mūsų išsigelbėjimo galimybė šiame kare, apibendrina Jelazarovas, kalbėdamas su Wall Street Journal. Dronai jau pakeitė mūšio lauką ir pakeis viską. Tai neišvengiama, tai visų karų ateitis. Pasaulis nebebus toks pats. Jelazarovas teisus. Jis mano, kad NATO, ypač Europos narės, turi imtis veiksmų, o ne tik kalbėti. Jelizarovas taip ir pasielgė. Lazar grupė pavertė Rusijos pajėgų medžioklę pelningu verslu. McDonald's dronai labai prisidėjo prie Rusijos kariuomenės silpninimo, todėl Putinas puolimuose naudoja prastus karius. Rusija tapo patrankų mėsa, nes Putinas siunčia savo karius mirti prieš Ukrainos dronus. Apie tai viską galite sužinoti mūsų vaizdo įraše. Jei norite pamatyti daugiau, būtinai prenumeruokite The Military Show, kad sužinotumėte daugiau apie nuolat besikeičiantį karą Ukrainoje. Ir kaip visada, ačiū, kad žiūrite.